vakar vaikščiom po panoramą ir užmačiau, kad Nyks parduotuviai visokiausi yra išpardavimai, tai aišku, man kaip visą laiką reikia užėti pasižiūrėti, kas gero. Ir radau tokį labai įdomų rinkinuką, kuris vadinasi, žinot, kaip Vippet Wonderland. Ir tai yra lūpų kremai, įvairiausių spalvų, dabar net nežinau, kiek dabar čia jų yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Va. 12 spalvų. Tai galvoju, reikia išbandyti. Aišku, čia yra tokios kelios spalvos, kuriuo aš turbūt gyvenimą nepanaudosiu, kaip pavyzdžiui, va, šita spalva, tai nemanau, nebent ten kažkokia, žinai, fotosesija ir dar kažkam, pavyzdžiui, tokia žalia. Bet visos kitos tai tikrai yra labai naudojamos. Tai va, šiandien kaip tik vieną išbandžiau. Tai pasižiūrėkit, kaip ant manęs atrodo. Jeigu kažkaip, žinokit, dar šiandien keistai filmuosiu, tai jūs man irgi sakykit, nes, kaip sakiau, aš dar mokinuosi filmuoti. Bet va. Žinot, kurią aš šiandien panaudojau spalvą, palaukit, va šitą parodysiu aš jums. Va, labai tokia graži spalva ir koks šios numeris yra, aš net nežinau, ai va, 1. Ir žinot, kaip jie vadinasi, būtent Soft Matte Metallic Lip Cream. Tai va, tai nežinau, dar kol kas negaliu sakyti, bet dabar užsitepus, tai pirmas įspūdis labai neblogas. Norėtųsi galbūt truputį daugiau pigmentacijos, bet apart to visai neblogai. Tai va, tai pasižiūrėsim, kaip laikysis. O dabar mes sugalvom, kad reikia mums dar užsukti į IKEA, nes pasižiūrėjom, kad mes neturim jokių dėžučių, kur susidėti maistą. Ten, pavyzdžiui, kokią duoną įdėti, ten, tarkim, tą patį kumbį nusipirkai, atsidarai, nėra kur įsidėti. Tai sakom, dabar nuvažiuosim iki IKEA nusipirkti dėžučių maistui. Tai taip mes ir leidžiam visas dienas arba IKEA, arba depo, kaip matėte iš pat pradžių. Pažiūrėkit, kaip fainai pas mumis kieme yra kučiukų, sakau, kačiukų krūmas. Ir kokie gražus, kokie dideli. Čia pas mus kiemas šiuo metu dar yra tvarkomas, paskui kai bus sutvarkytas, aš jums galėsiu daugiau parodyti. Bet tikrai pažiūrėkit, kaip fainai. Tikras pavasaris jau. Ir vėl šiandien oras koksai geras, klausykit, mums čia labai sekasi šiom dienom. Šiandien mano pusryčiai atrodo štai taip. Aš šiandien valgau sūrelį, man šitie magijos sūreliai irgi labai skanus. Aš mėgstu magijos karums, aną dieną, kur rodžiau irgi tos sūrelius, man labai skanus. Ir sūreliai tai yra vienas dalykas, ko, žinokit, žiauriai tikrai pasilgau, nes ten Brazilijoje tikrai tokio dalyko nėra. Ir aš kur pati darydavau namuose, tai irgi, nu, vis tiek nėra tas pats. Ir žinot, kaip mano vyras vadina sūrelius, sakė, čia yra butterstick. Nu, ta prasme, kad skonis toksai, nu, vos ne kaip sviesto, toksai ir kreminis, ir šiek tiek riebokas, tai mes visą laiką juokaujam, kad sakom, va jau suvalgiam, reikia nueit nusipirkti daugiau butterstick. Mes esam jau IKEA, norėjom nupirkti pelytės katėm. Atsimenat, aš prieš porą metų su jom labai daug tokių mažų čia pelyčių pirkus ir žinokit, nebeturi. Ieškom, nebėra, visur dideli žaislai, dideli. Visą laiką čia būdavo tarp šitų, tai va, vienintelis, kuris mažas yra, tai va toks drambliukas, bet man atrodo, kad jom truputėlį bus taip ir didelis, nežais. Žiūrinėjom dėžutės, žiūrėkit tokios yra. Šitos yra 3,99 centai. Toliau čia. Mes anksčiau, atsimenu, buvom prisipirkę va šitų. Aš nežinau, kiek čia yra, palaukit, 17, yra visokiausių dydžių. 3,99. Tai jaučiu, kad mums reikės šitų pasiimti, nu, nes mums tiesiog reikia tokių pagrindinių susidėti viskam. Aida, žiūrėk, dar čia yra, bet čia yra, kur orą visą ištraukia. O čia žiūrėkit su visokiais skireliais, man čia būtų gerai nagų dailiai susidėti. Tai va, yra, dabar tik tai reikia išsirinkti, kuriuos. Užbėgom dar pasižiūrėti, kas gero yra IKEA maisto parduotuviai. Man čia patinka, nes visokiausių turi tokių įdomesnių dalykų importuotų. Tai pažiūrėsim, kas čia gero. Gal kažką tai skanaus rasim. Mes taip ramiai leidžiam šeštadienio rytą visur vaikščiodami aplinkui, žiūrinėdami, kas gero. Aną kartą mes čia pirkom kavą. Žinot, kurią pirkom? Va šitą va. Tai visai nebloga buvo. Mes privaikščiom IKEA ir dabar išalkam, patinka mano vyras, tai mes nusprendėm ateiti čia į Nordiką, kur šalia IKEA'os yra ir čia yra čili pica, labai toksai jaukus. Tai sakom, reikia kažką pavalgyti. Man, pavyzdžiui, čili picoje skanios yra picos, bet aš sakau, jeigu norim tikrai picos, skaniau yra eiti į Jurgis ir Drakonas, nes ten pačias picos tikrai yra žiauriai skanios. Bet, pavyzdžiui, čili picai man labai patinka toksai paprastas maistas. Tai va, užsakėm iš pusryčio meniu, laukiam, kol atneš ir tikiuosi, kad bus skaniau.
skanu. Atėjo mūsų maistas, užsisakė vyras angliškus pusryčius, tai yra kiaušiniai, dešrelės, bulvytės, grybai, o mano yra benediktai su rūkyta lašišas ir salotomis, ir dar čia kažkoks atėjo padažas, nepanašu į sviestą, matyt, kad padažas. Tai va, tai tikiuosi, kad bus skanu. Bent jau anksčiau, tai čili pica maistas būdavo labai skanus. Montuoju aš jums dabar kaip tik filmuką, nes noriu dar šiandien įkelti, kol nėra vėlu, ir ten turiu mažą pagalbininką, žiūrėkit, miega. Mikro? Ai, žiūrėkit, ir mynė, tik dabar užmačiau ir katytėm. Aš jų abiejų net nemačiau. Jom čia kažkaip labai patinka šitam kampe. Radau šiandien parduotuvėje žurnalą, kur anksčiau vadinosi Laima, tai dabar Laimė. Tai paskaitysim, pasižiūrėsim, kas gero ir ar pats turinys žurnalo nepasikeitė. Matau, kažkokiu mėginukų yra, kažkoks serumas, dar lyg tai mačiau. Palaukit, gal su šitą ranką, bet kai perverčiau, tai mačiau, kad dar kažkoks buvo irgi mėginukas kažkur dėtas, nežinau. Dabar matyt pamečiau šį. Bet kažkaip žurnalas toks istoresnis atrodo. Tai va, galbūt fainas. Man tai lietuviški žurnalai patinka ir dar žinot, ko aš labai pasiilgau. Kryžiažodžių. Nežinau kodėl, bet man labai patinka juos spręsti. Vyrai sėdėjo ir sugalvojo, kad jie nori važiuoti valgyti ramenų ir dabar pasirodo, kad ramenas ir pagaliukai yra toksai ramen challenge, kur yra didžiulis bliūdas ramenų ir jeigu suvalgai visą iki galo, tai tuomet patenki ant tos pagarbos garbės sienos, kaip čia pavadinti teisingiau. Tai jie sugalvoja, sako, važiuojame, mes norim suvalgyti ir jie labai tiki, kad jie gali ir vienas ir kitas pabaigti savo bliūdus su ramenais. Tai aš nežinau, pasižiūrėsim, aš jums galėsiu pafilmuoti ir matysim, ar jiem pavyko ar ne. Aš žinau, kad aš tikrai tiek nesuvalgyčiau, tai aš iš tikrųjų net nebandau ir net nesirašau į jų gretas, bet man bus puikia proga jums parodyti kažką tai įdomiau. O tarp kitko, anksčiau ramenas pagaliukai buvo tik tai prie Rotušės, nepalaukit, prie katedros meluoju, kur mes anksčiau eidavom, jeigu mane seniai sekat, jūs žinot, o dabar pasirodo, kad jie atidarė dar 2 naujus restoraniukus, tai mes važiuojam į tą, kuris šiuo metu atsidarė Ogmios mieste, nes ten mes dar nebuvom. Mes nežinom, kur yra mūsų ramenas ir pagaliukai. Atvyko, mumis čia paleido prie Outlet parko ir einam ieškoti. O ką tik užmačiau parduotuvę, vadinasi Candy Pop. Dabar neužeisiu, namie pilna saldamynų, bet kitą kartą reikia būtinai užeiti. Bet žiūriu, dabar čia visokių daug parduotuvių yra. Mes čia po atnaujinimo, žinokit, taip ir nebuvom. Tai man dabar čia yra įdomu pasivaikščioti. Mes jau kai išvažinėjom iš Lietuvos, tai jie čia visą šitą outlet, atsimenu, perdarinėjo. Žiūrėkit, gėlių salonas, mane galit matyti su mano raudonu paltu. Lietuviški drabužiai, daug visko. Tai va, tik dabar klausimas, kur yra tas ramenas ir pagaliukai. Labai fainai atrodo prekybos centras, man žinokit patinka, kaip jie perdarė. Į Žaną buvom ką tik užėję, visokių gerų dalykų yra. Dabar einam toliau žiūrėti ir reikia kažkaip surasti vis tiek rameną ir pagaliuką. Bet man atrodo, kad jisai bus kažkur tai lauke, man toksai jausmas. Einam mes dabar į vieną mūsų mylimiausių parduotuvių čia, Šiaurės jūra, mes čia anksčiau visą laiką ateidavom. Einam apsižiūrėsim, ką šiandien įdomaus ir gero turi. Bet žiūrėkit, užrakinta, kodėl užrakinta, kažin? Baby today's only until 4 o'clock. How strange. Kaip keista, žiūrėkit, užrakinta. Mes kaip norim apsižiūrėti. Šeštadienį aš neužrakinčiau tokiu laiku, nes labai daug žmonių yra čia. O einam dar į vieną mūsų mėgiamą parduotuvę itališką, nes iš itališko skonio gurmanai. Labą dieną. Mes anksčiau visą laiką ateidavom. Čia būna labai visokių skanių dalykų. Atsimenu, aš šenugą pirkdavau, makaronus pirkdavom, visokius sūrius. Tai parduotuvė nieko nepasikeitus, einam pažiūrėti, ką turi šiandien skanaus. Nuga, atsimenu, kad kažkur tai čia būdavo. Palaukit, gal dar ir yra, aš jums galėčiau parodyti. What is that? Something like, I guess, almost inside. If you want something yet, okay? Okay. No, I'm looking where is the nuga. You remember I used it to buy here, so I want to show to the girls which one is really good. Okay? Žiūrėkit, turi nugos, bet ne šita buvo, žinokit, kitokia. Buvo tokia šviesiai mėlyna pakuotė. Galbūt dabar jos nebebėra, nežinau. Jeigu kurį nors kartą aš atrasiu, aš jums parodysiu ir pasakysiu, kurią pirkti, jeigu čia užsuksit. Mes dabar esam Cheese Masters parduotuvėje. Šita mūsų irgi tokia buvo
pamėgta. Sakau pamėgta, todėl kad jie atsidarė būtent prieš mum išvažiuojant, tai mes čia spėjom tik kelis kartus užsukti. Bet man čia patinka, kad yra tenais priekyje visokiausių sūrių labai daug. O čia gale yra vyno labai daug. Tai atei, nusipirkai sūrio, nusipirkai vyno ir ko daugiau tau reikia. Jeigu dar reikia, pavyzdžiui, krakerių, nueini į šoną, nusipirki itališkai parduotuviai ir turi viską vakarui, ko to gali prireikti. Rafal just decided that he's not gonna do a ramen challenge. Rafal, what happened? I'm on diet. No, now explain to the girls what happened. No, I have to do diet. Matėt, Rafaelis paskutinę minutę atsisakė, tik tai mano vyras darys ramen challenge. Atnešė ką tik rameną, pasižiūrėkit, koksai didžiulis, kiek visko yra daug pridėta. Dabar sakė, galim truputėlį palaukti, kol atvės ir tada galės mano vyras pradėti valgyti. Tik sakė, reikia suvalgyti per 12 minučių. Tai žiūrėsiu, kaip tam dabar seksis. Prasidėjo challenge'as. Dabar ką tik padavėjas įjungė savo telefone laiką ir sakė, jeigu suvalgys mano vyras per 12 minučių, tada jam nereikia mokėti už rameną, nes kitaip už jį mokė 20, plus papuolė ant Wall of Fame ir taip pat gauni kažkokią 25% nuolaidų kortelę. Tai mano vyras sakė, kad gali įveikti, pasižiūrėsim, kaip jam seksis. Jam įdomiausia yra papulti ant tos garbės sienos. Jis sakė, labai nori tam papulti. Gerai, vyras valgo. Žiūrim, kiek minučių praėjo. Rafal, how much time? 3:16. 3 minutės 16 sekundžių. Labai stengiasi vyras, bet sako, kad pradėjau bijoti. Galbūt ir nepavyks suvalgyti. Tai palinkėkit sėkmės. Vienos gerėja, žiūrėkit, dabar kiek liko? 6:38, liko 5 minutės su truputėliu. Ir mano vyras sako, dabar jisai gali suvalgyti. Tai galbūt jisai papuls ant garbės sienos, ant kurios taip norėjo papulti. Bet Rafaelis tau visai. Rafal, what is your problem? O mano vyras stengiasi. Good. Liko žiauriai mažai, dar truko galbūt 30 sekundžių. Bet mums sakė padavėjas, kad viskas nebėra laiko. Mes užėjom į gėlių turgų, vadinasi Verkių gėlių turgus, visai netyčia radom. Ir atėjau pasižiūrėti, kokių gražių gėlyčių yra, matau labai faini narcizai. Man apskritai labai patinka gėlės, paskui reikės daug visokiausių gėlių prisipirkti namams. Orchidėjas kokias. Man tai, žinokit, labai gražu visokios tokios mažytės orchidėjas, aš labai mėgstu. Aš, pavyzdžiui, tokios didelės irgi gražios, bet man, žinokit, jos numiršta. Aš kiek jų turėjau, man nužydė, jos tokios pristimpa ir paskui daugiau niekada gražiai nebetauga ir nebežydė. Bet pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Aš nežinau, ar šitas turgus yra naujas ar nelabai, bet mes, kai buvom Lietuvoje prieš 2,5 metų, tai bent kol kas šio dar nebuvo. Mano vyras verkia, kad nelaimėjo challenge'o.